Taigi, gerbiamas agente, kaip aš jums galėčiau būti naudingas? Nevaidink manęs agentas. Gal aš visai net ne agentas. Bet prieš tai prašėt, kad vadinčiau agentu, tai... Nu jo, gerai, gali vadinti mane agentu. Ko galėčiau būti naudingas? Žiūrėk, tavęs neveikia alkoholis, ar ne? Taip jau nutiko. Tai važinau, tai yra labai svarbus įgūdis slaptajam agentui. Ir aš norėčiau tavęs paprašyti. Tu mane pamokytum, kaip tai padaryti. Kokia tavo paslaptis, Rokai? Žinokit, čia jokios paslapties nėra. To geriau. Reiškia, Asi gali su manim pasidalinti. Ne, aš turiu omeny, nėra jokio recepto. Aš nežinau, kodėl taip nutiko ir kodėl būtent man. Aš suprantu, ką sakai, Rokai. Aš suprantu, kad tu nenori, kad visi sužinotų tavo paslaptį. Bet tu suprask, kad tai yra dėl bendro Lietuvos saugumo. Ir slaptam agentui. Tu gali pasakyti visą teisybę. Žinokit, aš jau nebežinau, ar jūs tikrai slaptas agentas. Prigavai. O tu kietas, Rokai. Iš karto žinau, kad į tinkamą vietą atėjau.